Sveiki gyvi! Šiandien mano video originaliai turėjo būti apie logą ir bazinį jo spalvų sutvarkymą, tačiau visiškai spontaniškai šiam savaitgaliui išsinuomavau DJI Pocket 3 kamerytę ir pasirodo, kad turiu ką apie ją pasakyti. Šiaip iš esmės viskas buvo taip, kad aš užsimaniau iš tos kameros, prisižiūrėjus TikToko reklamų ir nusprendžiau, kad BTS-ui kokiam ar YouTube'o birolams ar kokiem šiaip fainiems dalykams filmuotinai būtų labai pats tas. Ačiū Dievui, turiu smegenų neleisti iš karto 700 € ant daikto, kurio užsimanau, kai tai yra tikrai nice to have, o ne profesionali kamera, kurią galėčiau išnaudoti darbe. Tad, kad tą savo kirminą nuraminti, aš susiradau, kur tą kamerą išsinuomoti. Šiuo atveju tai buvo proadventure.lt, tai nėra apmokėta reklama, aš sumokėjau už tos kameros nuomą kaip kiekvienas žmogus, tiesiog tai yra vieta, kur ją galite įsigyti, panašu, kad tikrai nedaug kur šiuo metu galima ją įsigyti. Ir išsinuomoti šitą kamerą aš nusprendžiau būtent tada, kai galiu ją patestuoti, sakykim, tokiomis nepatogiomis filmavimui sąlygomis. Šį savaitgalį filmavau visos dienos konferenciją, kur apšvietimas yra visų pirma įvairus, visų antra, tie, kurie filmuoja tokius renginius, žino, ne visada labai tinkamas gražiai kažką nufilmuoti. Taigi nusprendžiau nusinešti DJI Pocket 3 į renginį ir pasižiūrėti, ar jis susitvarkys su didelė tamsa, kuri būna konferencijose, su didelio plataus dinaminio diapazono poreikiu, su spalvų korekcija vėliau montaže ir ar gali būti, kad galbūt kokį vieną kitą kadrą iš to, ką nufilmuosiu su Pocket 3, galėsiu panaudoti ir galutinė montaže filmuotų su profesionalia filmavimo kamera. Išbandžiau filmavimą, išbandžiau įvairias fokuso tenai funkcijas, taip toliau panašiai, išbandžiau tą kameros sukimąsi 108 laipsnių, kuris yra, I mean, that's cool, but that's it. Išbandžiau timelapsą, šita funkcija man visai patiko renginyje, vien dėl to, kad kamera yra itin kompaktiška ir tu galėjai padėti ant tokių, kad ir pačių mažiausių ar nelabai stabilių paviršių, kur jinai saugiai išsilaikys 10 minučių, kol filmuoja timelapsą. Daugiausiai šitam renginyje iš tikrųjų filmavau su Pocket 3 ne pačio renginio, o POV šotų, kam šita kamera yra tikrai nuostabiai pritaikyta. Aš ją prisiriginau prie kameros rankenos ir sėkmingai filmavau ir kaip dirbu, ir kaip bendrauju su kolegom, ir iš esmės gavos labai fainas BTS-as. Sveiki. Sveiki. Na, o grįžus namo šiek tiek detaliau pasižiūrėjau, kasgi įeina į tą Creators Bundle ir išėjau su kamera į mišką. Apie tai porą kadrų jums. Taip, išėjau mišką. Esu su prisektu mikrofonu, kuris įeina į kombo Creatoriaus paketą šitos kameros. Testavau garsą be mikrofono, jis irgi yra tikrai suprantamas. Kamera, taip kaip jūs dabar mane matote, iš esmės ateina su 20 mm objektyvo kadro pločio atitikmeniu ir kartu su jie kombo pakete ateina štai toks mažytis objektyvėlis, kurį taip pat magnetiniu būdu uždėjus, jūs turit 15 mm atitikmenį. Be objektyvo į šitą kamerą ateina su keliais filtrais ir jie taip pat dedas kaip stikliukai ant objektyvo ir dabar jūs mane stebit per Black Mist filtrą. Gal nėra pačios geriausios sąlygos parodyti, kaip jis veikia, bet jis yra. Kas yra tikrai cool, šita kamera yra tikrai miniatiūrinė ir netgi pridėjus papildomą bateriją ir trikojį mažyti, jinai vis dar yra tikrai miniatiūrinė, aš ją dabar esu pastačius ant medžio šakos ir, na, praeinant turbūt niekas net nepastebėtų, kad jinai čia stovi. Ir viena nuostabi jos funkcija yra vadinamasis face trackas, kuris leidžia jums judėti kaip tik patinka, kol jūsų kamera sėkmingai seka jūsų judesius ir galbūt kažkokius jūsų veiksmus, ką jūs bedarytumėte scenai. Tas man asmeniškai atrodo labai naudinga, nes jeigu aš noriu įsiamžinti, pavyzdžiui, filmavimo BTS-ą, filmuodama būtent tokią kamerą pasistačius kažkur nepastebimai kampe, man tai atrodo labai smagi funkcija. Na štai, įsijungiau Manual Exposure ir šiuo metu yra uždėtas ND16 filtras, viskas yra labai fainai, dangus yra cute, kiek aš jo galiu pamatyti, face trackingas neleidžia man išeiti iš kadro. Ir jeigu mes jį nuimtume, štai ką turėtume, jeigu ND būtų neuždėtas. Neblogas daiktas. Čia dabar mes turim lygiai tuos pačius exposure nustatymus, kaip buvo prie ND16, kad suprastumėt skirtumo lygį. Čia yra ND256, jeigu neklystu. Nežinau, ar jūs ką nors matot, bet pats šviesiausias dalykas šiuo metu mano erdvėje, tai yra dangus miško, atrodo daugmaž taip. Vėlgi, kontrastui palyginti yra visiškai tie patys exposure nustatymai ir mes turim ND64. Šį kartą kamera jau pamatė mano veidą, jis nebėra toks per tamsus, galėtų būti iš tikrųjų ganėtinai siaubo filmuoti besvara su tokiu švietimu, kokį aš dabar turiu. Aišku, labai sakau gaila, kad aš išsinuomavau tokiam laikotarpiui, kur saulėtų dienų panašu, kad nėra, bet jeigu bus, pasižiūrėsim ir tuos pavyzdžius. Dar spalvų atžvilgių yra galimybė įsijungti HLG 10 bitų modą ir dabar mes jį matom kadre. Pažiūrėsim, ką su juo pavyks paveikti montaže.
Aš visą medžiagą, aišku, filmavau D-logu, yra galimybė filmuoti D-logu šitoje kameroje ir dabar jūs mane matot su Rec 709 standartiniu profiliu, tai galite irgi įsivertinti kokybės skirtumą. Tokia kamera, aišku, turi turėti viską, ko reikia socialiniai medijai ir čia be abejo yra vertikalaus filmavimo modas, tiesiog pasukus ekranėlį vertikaliai jisai pradeda filmuoti taip. Ir kokybė šiek tiek suprastėja, bet kaip būtų tiek horizontalios, tiek vertikalios kokybės yra daugiau negu per akis, bet kam, ką jūs įkelsite į socialinę mediją. It is what it is, o dabar galim pasižiūrėti, kaip šitoj aplinkoj atrodytų Pocket 3 naudojimas. Dabar aš filmuoju su Lumix S5 2X kamera 35 mm objektyvu, o štai taip atrodo lygiai ta pati scena filmuojama su DJI Pocket 3. Matot, tikrai per daug. Ir jeigu aš vietoj 20 mm uždėčiau 15 mm objektyvą, būtų dar baisiau. Įdomu, kaip toli kamera gali nueiti. Hello. O papa. Mes esam šone. 9 laipsnių. Daugiau negu 9 laipsnių. Daugiau negu... Sveiki? Hello? Šiaip esu neįtikėtinai patenkinta patirtim su šitą kamerą ir taip, ji nėra profesionali kamera, kurią būtų galima naudoti kažkokiem apmokamam užsakymui ir panašiai, nors kaip C kamera, kaip papildomus kelis birolo kadrelius, tokius greito gimbalo portabilaus dalyko ar timelapso netgi sukūrimui, tai yra labai geras daiktas. Kamera turi keletą fokuso variacijų, yra face trackingas, kurį jau matėt, yra dinaminis fokusas, kurį galit pakankamai manualiai valdyti. Kamera filmuoja 4K, 3K ir Full HD rezoliuciją, priklausomai nuo to, kaip pasirinksit arba kurią funkciją norėsit naudoti. Kameroje yra nemažai kitų nustatymų, negaliu sakyti daugybę, vis tik tai yra kamera skirta greitam naudojimui, tačiau jinai tikrai turi dalykų, kurie gali būti naudingi ir juos rasti yra visiškai nesunku. Svaipas aukštyn, svaipas žemyn, iš šono į kairę dešinę, atsidaro skirtingi meniu ir ten galite rasti labai aiškiai ir funkcionaliai išdėstytus dalykus. Gerai, grįžkim prie Lumixo. Jeigu nuoširdžiai, aš net ir žinodama visus techninius duomenis kameros nesitikėjau, kad jinai iš tikrųjų turės tokį platų dinaminį diapazoną ir išgaus tokias visai akiai malonės spalvas ir galės be didelės korekcijos kurti iš tikrųjų fainą internetinį, vloginį ar BTS turinį. Taip, tai nėra profesionali kamera, kurią aš naudočiau filmavime ir prašyčiau už tai pinigų. Tikrai ne. Bet vėlgi pasikartosiu, kaip C kamera, kaip kažkoks specialus įrankis specifiniams kadrams sukurti ir panašiai, tai yra labai puikus įrankis. Aš nuoširdžiai manau, kad kai aš į bendrą montažą renginio įdėsiu Pocketų keletą filmuotų kadrų šalia Lumixų filmuotų kadrų, kai kurie žmonės tiesiog neatskirs. Aišku, abiejų kamerų kokybė tikrai labai skiriasi, ypač tai pasijaučia spalvų korekcijų ir panašiai, bet kai visa tai yra keliama į socialinę mediją, tarkim į YouTube netgi ar panašiai, jeigu tai yra nufilmuota pakankamai neblogomis apšvietimo sąlygomis ir viskas yra tiesiog neekstremaliai blogai, medžiaga skiriasi tikrai labai nežymiai. Trumpai tariant, DJI Pocket 3 internetams, socialiniai medijams, nuostabi kamera, ar tai bus vienintelė kamera, kurios jums reikės? Tikrai ne, ji yra labai specifinė ir netgi pernelyg specifinė. Ar tai kada nors galės būti pagrindinė A kamera, su kuria jūs kursit profesionalų apmokamą turinį? Tikrai ne, bet aš manau, kad mes apie tai čia ir nekalbam. Pocket 3 už savo kainą yra tikrai nuostabi kamera, sukurta daryti tam, kam jinai sukurta daryti ir nedaugiau. Jeigu kaip ir aš tiesiog sėdėjote ir galvojate, ar jums reikalinga tokia kamera, tikiuosi mano rekomendacija padėjo jums šiek tiek apsispręsti, na, o vis tik rekomenduočiau prieš perkant ją išsinuomoti ir įsitikinti, kad jums tikrai tinka tai, ką ši kamera siūlo. Na, o iš manęs šią savaitę viskas ir tikiuosi, kad kitą savaitę jau grįšiu prie video pagal planą. Bye!